Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Ką matėm prieš Lietkabelį? Gerai, aptarėm, kaip ir kalbėjom, LKL papildymus, dabar metas keliauti prie mūsų rėmėjo rubrikos, kaip jau įprasta remia mus Krekenavos, kai norisi mėsos, ir keliausim į LKL geriausius dėjimus su mėsomis, pasižiūrėsim vieną seną epizodą. Tai žiūrim, ką čia parašy. Tai Algimantas niekada nežino, ką aš būnu paruošęs, visada būna staigmena, visada būna ir vėl šiek tiek retrospektyvas. Misteris Žygimantas Janavičius. Ir ponas Tubelis, klausyk. Taip, dabartinis Žalgirio vienas iš trenerių ir dabar vienas iš Žalgirio lyderių. Man atrodo, kad Janavičius dabar, gal ne tokius perdavimus, bet padavinėja panašius perdavimus kiekvieną dieną treniruotėse. Tai va, dėl to aš tą išrinkau, toks įdomus tandemas, vienas jau baigęs karjerą, kitas tuo metu tik tai buvo sugrįžęs į Lietuvą, pirmie žingsniai Ąžuolo Tubelio ir buvo Klaipėdos Neptūne. Ir tuo metu aš Ąžuolo Tubeliu dar taip, sakyčiau, dvejojau. Tie skaičiai buvo solidus Neptūne. Gal, ne taip pasakau, tuo metu persikėlimas į Rytą, viskas tvarkoja. Aš kai Rytą pirmusius mėnesius žaidė, aš nebuvau didelis. Ypatingai dėl ketvirtos pozicijos, nes visi kalbėjo, kad yra problemų su metimu ir žinai, klausimas, ar jis tą metimą turės tokį, kad tu gali naudoti ketvirtoje pozicijoje. Bet, žinai, daug kas abejojo. Aš irgi, žinai, kaip sakyti, niekas nesitikėjo, kad jisai taip atrodė Žalgiriui kaip šį sezoną. Tas pats Paulius Jankūnas irgi yra minėjęs, kad visiškai viršijo lūkesčius. Tai. Būtent, jeigu Žalgiris būtų pats žinojęs, kiek gerai bus. Jeigu fanai būtų žinoję, koks geras bus fanai, tai žinai, gal kaip fanai. Bet klausimas, kaip būtų. Nebūtų tikrai reikėjo laukti Aleno Smailagičiaus išėjimo, būtų jau gerokai anksčiau visą tai sutvarkyta, tai viskas Žalgiriui gavosi gerai, viskas labai gerai gavosi ir pačiam Ąžuolo Tubeliui, kuris gavo tokį vaidmenį šį sezoną. O Žalgiryje, kuris yra labai gerai išnaudojamas priešingai nei Lietuvos rinktiniai. Tai lauksim šiandien galbūt išnaudojamo Ąžuolo Tubelio efektyviau. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos.